pusė lieka, o mes einam į zoologijos sodą. Ate, tai grįšim. Laukit čia. 9 valandą Pifą palikom viešbutį ir einam dabar iki zoologijos sodo. Einam per tokį parkelį, vakar jį rodžiau, labai fainas, labai gaivu čia. Tikėtina, kad šitas zoologijos sodas yra nemokamas, nes jo nėra jokių kasų, nieko, tiesiog gali laisvai eiti ir žiūrėti gyvūnėlius. Tikrai atrodo labai įdomiai. Sėdi gražuolis. Mūsų Pifą panašus, ne? Toksai, tik čia katytė. O pas mus šuniukas. Iškučiai va. Paskutai. Čia gyvena, maudosi. Kokie jie faini. Žaidžia. Čia jų teritorija. Gyvena. Nėra daug vietos, aišku. Dieve, dabar mane buša. Tada aš ateinu ir jie kalba tau. Čia broliukai. Tas mažiukas, o tas didelis. Bet dviesi jiems čia smagiau, ne? Negu kaip po vieną. Tu įsmušys eina. Va, žiūrėkit, jie tikrai broliukai, kaip jūs. Va, pradeda žaisti, žaidžia, stumdasi, po to va, jau vienas supyksta, nes užgauna ir prasideda muštynės, va. Jau čia žiūrėkit, va, vienas jau kažką padaręs. Užgavo ir jau dabar va, jau žiūrėkit, va. Pyksta jau jie. Tikrai, aš jau įsitikinus čia broliukai. Tikrai. Kaip mes. Taip. Va, jau matot vienas va jau nepatenkinti sėdi. Žaidė. Nepatenkinti lelių. Išsidaro. Šio jau. Va šitas vyresnis broliukas, o ten toliau jaunesnis broliukas. Aš esu jaunesnis, ten didesnis, kuris pradėjo pirmas. Matėt kokie nagai? Aš mačiau, kaip jie mušėsi, bet aš nepataikiau filmą. Ateina. Jau matot, susipyko jau. Žaidė, jau susipyko. O dėl to mama ir sako, nesistumdykit. Eina jau, jau ateina. Tai nei kadro. Dabar vienas nepatenkintas tenai, bet kitas nežino, kaip prieiti. Jis nori atsiprašyti, o dabar tas pyksta labai stipriai. Vaizduoja, kad jam ir vienam yra gerai, vaizduoja. Iš tikrųjų negerai. Negerai. Tas va, šalia trinasi, nežino, kaip prieiti. Va, pabiški, va. Vėl dabar bus. Ir vėl. Viskas iš naujo. Vis sėdi čia tas. Atsisėda, stiklytės prasideda. Guli. Kažką prausiusi. Kaip jau visai. Dabar visiems yra prausimusi metas, ne? Sakyk, po nakties reikia nusiprausti. Čia kažkoks, tik neapkiškit pirštų. Jis gali būti. Sušalas ar tuliukas?
kažkoks kiauliukas čia, kiaulė čia. Va, jūsų kumpiai iš jo daromi. Čia kiaulė? Įsivaizduojat? Čia kiaulė? Taip. Įsivaizduojat? Nu, jisai geras, va. Sakyk, aš noriu gyventi, noriu žolytę valgyti. O ne kumpiais tapti. Man tai patinka, kaip jie valgo taip. Atrodo, kai žmogus taip čiapsi, taip erzina, bet kai gyvūnėliai taip čiapsi, tai taip miela. Važiavom į kažkokį milk bar. Čia yra lenkiškas maistas. Čia kažkokį kaip blynas įdarytas su kažkuo. Tai gali prapjauti, kas ten viduje. Daržovės, kiaušiniai ir, nežinau, kažkokia mėsytė panašu, kad aš paėmiau savo flekus, labai mėgstu juos Lenkijai. Čia kažkoks vištienos karbonadas ir paėmėm desertus. Su čia sėklų, želė ir aš kažkokie neaišku dalyką paėmiau. Na, paragausim. Pamiršau pasakyti, kad už viską sumokėjom 56 zlotus. Užpylėm kurą, dabar yra apie 12 valandą, užpylė už 44 litrus, sumokėjau 63 eurus. Tai kuro kaina yra tokia pat kaip ir Lietuvoj. Galvoju, gal kažkiek pigiau bus, bet ne. PVM 23%. Tai galvoju, gal labiau apsimoka Lenkijoje pilti kurą, bet ne, tas pats yra. Važiuosim dabar į Krokuvą ir maždaug apie 5 valandas. Pavalgiam, kurą užpylėm ir dabar judėsim į Krokuvą. Kaip Pifosička mūsų keliauja su mumis. Sėdi mažylis ir laukia. Sustojom tokio stovėjimo aikšteliai, nuėjom į tualetą, vaikai yra čia žaidimo aikštelė, vaikai ėjo pažaisti, liko važiuoti valandą, gal 20 minučių. Jau pavargom, nes jau 4 valandas kelyje, tai nedaug liko visai. Čia labai daug auga gervuogių. Tokių yra prinokosių, aišku, mes nevalgysim, nes čia yra automobilių stovėjimo aikštelė prie pat kelio, yra taip pat serbentų. Va, Pifas paragavo ir labai dar nori, tai mes jam duosim kokią lygytę dar, labai skanu jam. Tai Pifui tai čia rojus. Va. Kokiu prinokusiu bus Pifosičkai. Dar biškutį duosim. O daug nereikia. Kokiu skaniu. Ką aš čia taip nori? Ką aš čia sėdėk? Balsas? O, čiūnička. Nu, sėsk. Stok. Stovėk, 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 šaunuolis tu. Duok labas, labas duok. Kita labas dabar, kita šaunuolis. Oi, kaip skanu. Ai, kokius vagytės skanius. Serbentai irgi skanius, ne? O davai serbentų dar duodusi.
Serbentai irgi skanus labai. Labai skanus. Tai gali pats uogauti, čia žiūrėk, tau auga prie pat krūmo, žiūrėk, va. Auga, matai, prie pat krūmo, va. O tai va, eini ir uogauji, va, žiūrėk, tik aišku bado biški. Bijai, va, uogauk, pats uogauk. Kas? Eik, va, žiūrėk, palauk, ko čia, va. Va, žiūrėk, va, uogauk čia, uogauk. Eik, va, paimk. Ne lapagi, nu, va, uogytė, nu. Žiūrėk, kur uogytė, Pifai, kur uogytė, va čia. Pifuose, va čia uogytė, va. Va. Auč, bado, bavai. Fulička, va čia uogytė, nu. Nu, va, uogytė, Pifuose, Pifuose, imk. Imk uogytė. O tai, va, šaunuolis. Taigi pats gali paimti, va čia, o čia žiūrėk, va. Bado, aišku. Tai neprinokusi, įmygi, imk prinokusi. Ai, ne, žiūrėk, gerą paimė. Tu neapsitrėsi tu man. Nu, viskas, užtenka gal. Taip, atvažiavom į Krakovą. Čia mūsų viešbutis, čia viena vieta, čia didelė tokia lova. Pakankamai gražu, čia televizorius yra. Einu parodysiu vaizdą. Mes pačiam centre, va, važiuoja čia, kaip jie vadinasi, tramvajai turbūt, jo, toksai va vaizdas. Va, didelė tokia didelė lova, stalas, čia tokia kaip virtuvėlė, kas irgi pakankamai gerai, aš manau. Galėsim kažką pasišildyti, arbatos atsigert, nes praeitam viešbutį nebuvo arbatos, tai labai pritrūko karšto vandens. Na, ir čia dušas, tai aš sakyčiau visai neblogai. Nėra vietos daug, bet visi reikalingi, pakabinti drabužius, bet visi reikalingi dalykai yra. Dar pačiam centre su virtuvėlė, tai manau nuostabu. Čia kažkokie, vaikas sako, plaukiantis namai kažkokie. Sako, juos paleidžia ir jie plaukia. Gali būti labai, atrodo panašiai. Niekada nemačiau, bet tikrai panašu, kad jie plaukiantis kažkokie. Štiltą dar stato. Va? Tas parašiutas. Saulutė leidžiasi. Čia kažkoks pastatas apleistas. Taip atrodo įdomiai. Nu va, dar viena diena į pabaigą. Mes esam Krokuvoj ir dar busim čia keletą dienų. Rytoj važiuosim į druskų kasyklą ir pažiūrėsim, kas dar, gal pasivaikščiosim po miestą, kažką dar aplankysim. Neatsimenu, kas yra mūsų sąraše. Šiandien tai atvažiavom pakankamai vėlai. Gal 7, gal net po 7. Nežinau, kodėl taip ilgai užtrukom, nors kelias buvo labai geras ir praktiškai mes pajudėjom apie 12 valandą. Vaikai miegojo pusę kelio, tai 2,5 valandas miegojo. Po to mes važiavom kartu, galim pasakyti. Todėl, kad bendravom, vėl klausėm pasakas ir darėm ne tiek daug sustojimų. Sustojom tik vieną kartą užkasti ir sustojom dar į tualetą aikšteliai.
kelias iki Varšuvos, o po to iki Krokuvos buvo labai geras, labai platus, buvo daug vietų, kur buvo galima sustoti, yra išvažiavimų iš kelio prie degalinių, prie kažkokių McDonald'ų ar KFC ir taip toliau. Tai labai patogus kelias, važiuoti tikrai buvo gerai. Važiavau gal 130 km greičiu, bet nežinau, kodėl taip užtrukom ilgai. Atrodo, viskas buvo gerai. Sustojus stovėjimo aikšteliai labai džiugino mane, kad pamačiau moterį, kuri važiavo su 3 vaikais, panašaus amžiaus kaip mano. Ir jinai važiavo viena su 3 vaikais. Ir jinai buvo iš Lietuvos taip pat. Tai reiškia, jinai tokį pat atstumą nukeliavo su savo vaikais ir turėjo daugiau vaikų negu aš. Ir ko puikiausiai, ir viskas yra gerai, graži, nuostabi moteris. Ir man pasidarė drąsiau, kad visgi tai įmanoma. Moteris važiuoja vienos, be vyrų, keliauja ir tai visai įmanomas dalykas. Tai va, tai supratau, kad viskas yra gerai, todėl reikia visada daryti tą, ką tu nori ir nenusileisti savo baimėm ir siekti savo tikslus, savo svajonių, nežiūrint į tai, bijai tu ar ne. Baimė yra be abejo gerai, nes jinai priduoda tokio saugumo, tu galbūt labiau pasižiūri, labiau saugaisi, apgalvoji viską ir taip toliau, bet visgi neturi baimė vadovauti tavo gyvenimu ir reikia tiesiog jį gyventi, nes jisai kartais būna labai greitai pasibaigia. Tai reikia džiaugtis kiekvieną dieną ir daryti tai, kas patinka.